Sveiki visi, tai vis rečiau pasirodau eterėje, nesuspėju, neturiu ką iš tikrųjų parodyti, sunkesni laikai biški. Tai nugalėtojas nusprendė, kad vietoj remonto mašinas padėčiau apžiūrėti automobilį. Tai kadangi jo remontas per brangiai gaunasi, tai kūro lemputė, tai nusprendė, kad pirkti naują mašiną. Tai važiuoju padėti apžiūrėti ir dėja neišeis niekaip nufilmuoti, nes šitą kamerį rankose laikau, nes stovas sulūžo. Tai buvo jau klijuotas, remontuotas, tai teks investuoti porą eurų, vėl nusipirkti naują. Tai dėja grįšim prie kito kadro, o ne prie mašinos apžiūros, o gal pavyks kažkokią kitą gerą variantą apžiūrėti, kai jau būsiu kamerą sutvarkęs. Taip ir nenupirkom tos mašinos, apžiūrėjom, per daug defektų buvo, kaina gal ir gera buvo, bet niuansą priėmė, kad ne. Jie gal ir labai norėjo, bet vis dar tėra pardavinėjama ta mašina, tikrai defektų daug turėjo. Būtų be defektų, būtų galima už tokią kainą imti. Bet kas pas mane atvažiavo į garažą, jau ta mašina yra taip stovėjus, tai gal įmėsiu kadrą, kaip jinai čia stovėjo iš kalėdų praeitų metų. Tai grįžo Fordukas pas mane benzinas. Taigi sulūžo spyruoklė. Taip, dabar nematau, kokia čia situacija. Gal baisiai atrodo, kad amortizatorius būtų sulankstytas, bet nemanau. Keisime iš karto abi pusės, tai atraminius golius iš karto keičiam ir spyruoklės. Ir dar patikrinsiu, ar reikia amortizatorius pirkti ar ne. Kadangi pamokėlių duota yra tokių, kad keiti spyruoklės, lūžusias, visą kitą, keisti ir atraminius, nes paskiau bus problemų ir to labiau, kad keitimo kaina tai ta pati gaunasi, ar spyruoklė, ar kartu ir atraminį ir spyruoklę keisti, ar yra amortizatorių. Kaina ta pati gaunasi, nes vis tiek nusiemi, darai visą tą dalyką, nuėmi viską ir sudedi atgal. Tai padarom, kad Fordas važiuotų, jau ne pirmą kartą grįžta. Buvo grįžęs pas mane su sugedusiu generatoriu, pakeitėm naudotą kitą generatorių ir vėl važiavo. Bet jinai pakankamai ilgai stovi, nenaudojama, tai gaunasi tokia situacija, kad jinai 2-3 mėnesius prastovi, pradeda važiuoti, kas nors išlenda. Tai dėja taip su mašinom yra. Tai spyruoklės tiek likę, tai dar čia matau pažeista ta guma. Tai nežinau, ar turėsiu kokį nors jam įduoti savo seną gumą, ar teks vėl kažką tai pirkti. Tai tiek, va. Bandau, nusiradau, pasižiūrim kažką. Labai džiaugiuosi šitą daiktą įsigijęs, tai tikrai saugo sveikatą ir daug lengviau šitas naudotis negu šitas. Tai tikrai nesąmonės, realiai be abejo daug kartų pigiau kainuoja, ne 10 kartų, gal 7 kartų pigiau, bet šitas tikrai daug naudingesnis. Tai perinktas amortizatorius, naujas spyruoklė, naujas atraminis ir laikantis naujas. Tai dabar yra kitam amortikui problema. Tokį plyšimą turi šitas kitas amortikas. Tai mintis yra paburti, dėti kito modelio būtent tą gofrą vadinamą arba važiuoti į garažus. Tai nes kitaip niekaip nespėju padaryti. Manau, kad dar važiuosiu į garažus. Paimsiu kitą komplektą, vieną paliksim su originaliais, o kitą dėsim aftermarketas, ne taip taisyklingai būtų. Tai pakeisim būtent tik šitą dalį, o visą kitą originalą paliksim, nes manau originalas vis dėlto geriau negu naudota. O šitas dėja suplyšo dėl to, kad spyruoklė buvo lūžusi ir pradrėskė. O kaip tyčia esu viską išmetęs. Radau. Rimtai, radau. Galvojau, kad išmetęs. Tuoj pažiūrėsiu, ar tikrai šitą radau. Tai čia toks, tai norėjau dar sakyti, kaip tik, kad išmečiau jau, kur buvo tas Fordukas prieš tai, jeigu turėjau donorą, viską išmečiau. Jisai truputį didesnis, man taip atrodo. Truputį biškiai didesnis atrodo, bet suspaudus jisai toks pat bus, ne? Tai toj pažiūriu, ar Fordas. Labai panašus. Fordo ženklas. Tai, manau, dėsim. Šitą ir dėsim.
Tai nereikės niekur man važiuoti, dėsim originalą ir truputį būsim sutaupę pinigų. Būna ir taip. Tai Fordukas jau surinktas, amortizatoriai gražus, nauji. Dar žmonės vargsta su tą mašiną, nes centrinis kažkaip durnioja. Tai pabandysiu diagnostiką prisijungti, pažiūrėti, gal kažkur laidas nutrūkęs koks, ar kontaktuoja kažkur į kėbulą. Nu, bus matyti. Nežinau, ar dar kažką pamatysim, bet jeigu atrasiu, kodėl centrinis durnioja, tai parodysiu, manau. Tai problema, kaip ir atradau, va, rakinasi, atsirakina, va. Rakinasi, atsirakina. Spyna yra užspausta viską ir būtent kai pakeisiu spyną į savo kitą turimą, tai atsigaus. Pradeda normaliai rakinėtis, viskas gerai. Tai kalta yra spyna, dedu naują spyną, naudotą spyną dedu ir surinkam. Čia biški ką veikti yra. Tai nelengvai iš tikrųjų pasikeitė tą spyną, yra truputį ką veikti, reikia žinot. Tai pakeitėm spyną, padariau, kad uždaryta ir dabar atrakinta yra. Tai va, užsirakina viskas ir atsirakina. Tai viskas, problema atrasta, tai pati spyna kalta buvo. Matau, kad šita spyna buvo jau keista, jau atžymėta su dažais, iššuoto. Netgi jinai yra berods 2000 metų, būtent spyna, o mašina, kaip pamenu, yra 2006 metų. Tai va, toks dalykėlis, šitas defektas, tai dabar rakinasi ir galės su rakteliu naudotis, o ne į skylutę kaišti. Į svečius grįžo pas mane Mersiukas, jisai yra buvęs pas mane ir mes tvarkėm jam galinius stabdžius, rankinį, būgninį ten buvo, viską reikėjo pakeisti, tai kaip ir buvau minėjęs, kaip lik reikėtų ir priekiniam kaladėm, da jau kaip ir pabaiga man taip atrodo, sakiau, tai ne, sakė, dar važiuos, viskas gerai. Tai dabar atvažiavo priekinės kaladės tvarkyti, tai čia jau apsiardės gan gerai. Deja, manau, kad šį kartą gausis daug brangiau negu galinė važiuoklė tvarkyti, tikrai ten gausi nemažai, bet priekiai gausis, manau, dar daugiau. Tai žvilgtelkim, kaip atrodo kaladės priekinės ir suportas. Tai dar biški šviesos, tai čia kaladžių vidinės pusės, tos, kurios turi būti. Suportas, tai guma taip suplyšusi. Diskas šitas irgi keičiamas. Taip, turim dar stabilizatorių klibantį, šitą dalis kliba apačioj. Ir įtariu, kad vairo traukia. Tai taip. Tai iš tikrųjų sakau, įtariu vairo traukia. Tai nesu tikras, ar vairo traukia, ar vairo kryžmė. Nes važiuojant turi tokį vairę laisvumą. Tai labai suabejojau, ar tikrai dėl vairo traukės, nes tokio stipraus klibėjimo iš vairo traukės nėra. Tai ir neapsisprendžiu, ar rizikuoti ardyti viską, bet atrodo tokią vibraciją jaučiu. Ar yra būtent kryžmė. Tai kryžmė tokia parūdijusi, va, pridėsiu fotkę, tai turėtų matytis. Tai tikrai nesu tikras, ar dėl kryžmės, ar kaip, nemoku tikrinti kryžmės. Tai daug darbelio, tai šitą pusę tokia, o kita irgi va, kaladės štai tokias. Dar truputį mėsos ant vienos yra, čia jau ištrupyje. Suportas irgi va, praplyšęs, tai reiks imti, perinkti būtinai. Tik nesu tikras, ar dėti gumelę, ar su cilindriuku. Šitoj pusėje atrodo niekas nekliba daugiau. Ir čia stabdžių diskas irgi toks, naujas kaladės uždėkančių ir galima sakyti, be reikalo išmesti pinigai kaladžių. Galvojau, kad nieko daryti čia nereikės, tik kaladės pakeisti ir tiek, o prisidėjo tiek. Ir net neplanavau čia įdėti į serijas, tai tiesiog įdedu į serijas tokius kadrus dabar, kai pamatau, kai tokių variantų, tikrai, kur nuostaba kelia truputį, tai dar buvo važiuojama. Aišku, garsas buvo atsiradęs.
Tai kas girdi garsą, važiuokit pas mane. Bus iškart brangesnis remontas. Jeigu jau šiaip profilaktiškai netikrinat, jau kai garsai yra, tai realiai diskai, kaladės, suportai, belekas gali būti. O gali ir pasisekti tik kaladės. Pavyko nenulaužti realiai norinimo. Truputį kaitinom viską. Ir tik tai nulūžo kaladėlių elektroninės dalies laikiklis. Tai dar šitą teks bandyti įsisukti. Dabar dar gerai užkaitinsiu, bandysiu užkalti ant viršaus ir įsukti, o naują paskiau varžtelį. Tai taip gaunasi, ne pirmas kartas, va, norim pasikeisti kaladės, o gaunasi taip kaip visada, ne? Bandom sutaupyti, o gaunasi kaip visada. Nu tai biškai brangiau, bet stabdžiai. Šiaip ir taip toks buvo prastas stabdymas, toks, nu, kai aš galinės kaladėlės pakeičiau, irgi sakiau, kažkas lyg ir ne taip, bet mes į priekį nelindom, nes priekis garso neskleidė. Tai darėm tik galą. Kaip sako klientas, taip darom. O kiek nori, kiek prašo, tiek galim padaryti. Galėjau sudėti naujas kaladėlės ant tų pačių diskų, bet būtų labai greit grįžęs. Dar parodysim diskai, kaip atrodo, nes kitoj pusėje nenuėmiau. Taigi, nušveitėm mes ABS žiedą, tai tikėkime, kad bus dingusi ABS klaida. Aišku, čia buvo negarantuota, nes prikybo. Aišku, žiedo valymas buvo negarantuotai, kad padės, nes yra ir kryžmė klybanti ir neina diagnostika pajungti. Tai diagnostika gal kada nors laisvų laikų pavyks sutvarkyti šitai mašinai ir tada bus galima tiksliau pažiūrėti, kas negerai. Tai rudelis biškio valytas nuo žiedo, traukė stabilizatoriaus jau pakeista, tai jau bildėsio mažiau bus, nu, einam suportus surinkinėti. Turim kokį grožį, nauji diskai, kaladės naujas, suportas perinktas, cilindriukas likęs tas pats, perdėti tik tai gumelės naujas ir gaila, kad naujose gumelių komplektuose nebūna šitų. Tai vis tiek teko susukti atgal senas, nieko nepadarysi. Čia tas pats, tik tai dasidėjo dar vieną traukę naują. Tai važios, didelio bildėjimo nebus, nes liko tik tai kažkas su vairo kryžme. Kaip nepasigirsi, gerai darbą padaręs. Tai buvom šitam irgi diskus keitę ir kaladėlės naujas. Labai gražiai diskas dyla. O, irgi ledukas. Super, čia suportas buvo naujas dėtas šitoj pusėj. Kadangi norinimo varžtas buvo nulūžęs ir niekaip nepavyko sutvarkyti to pačio. Nu, kartais pasitaiko. Tai bandom pravažiuoti. Laukia Opeliukas eiliai. Imsim purkštukų šaibelės. Tikiuosi nebus kaip Citroenai C5. Tai įsivariau Opel Insignia 2 litrai 118 kW atrodo. Tai dabar klaidelių tokių buvo įsisaugusių, tai antroji žvakė liktai netgi klaidą metė. Dabar nutrinus klaidas, nemanau, kad jinai išliks, tai jeigu norės savininkas pasiskaitys, ką jam reikia pasižiūrėti. Ir aktyvios klaidos būtent tokios, bet čia, nežinau, aš turbūt kažką negerai suprantu, nes pagal šitas klaidas, sakyčiau, čia kaip hidraulinė pakaba, o pas ją tai nežinau ir iš viso ar būna. Tai turi 4 aktyvias tokias klaidas. O dėl žvakių labai, man rodos, dėl pakaitinimo žvakių labai bijoti nereikia, nes atrodo čia yra neįtin protingos, nes būna tos išmanios žvakės, kur slėgį matuoja, kompresiją matuoja kažkaip tai, nežinau kaip sugeba. Tai to žvakės nuo 100 eurų ir aukščiau kainuoja viena. Tai pirkdami Opelį ar kitą mašiną atsargiai su išmaniom žvakutėm. Tikrai nežinau, gal galit komentarą gerą numesti, ar įmanoma iš tų smart protingų pakeisti į paprastą žvakės. Jeigu kada nors kokiam žmogeliui reikėtų tokios pagalbos, tai gal tiesiog sudėčiau paprastas žvakės, jeigu ten giliai nesiskiria, ir tiesiog gal pravodkę tą laidų magistralę pakeitė į žvakės ir viskas, tiek užtenka gal pakeisti. Tikrai susitaupytų, nes realiai jeigu 4 žvakės norit išmanės keisti, tai nu, minimum 400–500 eurų tikriausiai, nes dar darbas. Tai gerai, tvarkoj.
mes turim čia problemą tokią. Čia kaupėsi tarp purkštukų skystis. Tai dabar savininkas nusprendė, kad tai yra purkštukų šaibikės kaltos. Nu, neprieštarauju. Aš turiu 4 pasiėmęs, jei būtent pakeis. Tai dabar papurkščiu vandens ar kažko tokio, kad pažiūrėt ar burbulioja. Vizualiai pamatyti burbuliukų nepavyko, kad eitų kompresija. Ištraukiau pirmąjį purkštuką. Toks visas apibėgęs, saliarka ar komišė. Ir matau, kad jisai tikrai buvo keistas, iš šroto. Tai dabar bandysiu išsiaiškinti kamerėplės. Neatrodo, kad prapūsta tarpinė, bet visas toks. Tai dar pasižiūrėsiu kamerėplės. Neturiu antro kompaniono, kuris pafilmuotų, tai teks kažkaip pažiūrėti. Purkštukai ištraukti visi nesunkiai, toks jausmas, kad jie ne taip senai buvo traukti. Šaibelės tokios naujas, matos, kad dėtas, viena tik tai tokia biški pakramtyta atrodo. Tai visi purkštukai buvo šlapi realiai. Apeliukas dirba, surinkta. Ir prieš tai nemačiau, ar pursloja į viršų saliarką ir dabar iš tikrųjų nematau. Tai čia pirmasis purkštukas truputį turi tokį pažeidimą, manau, nuotrauka matosi. Iš apačios tokių griovelių turi, tai nežinau, ar tikrai viskas gerai bus, tiesiog reikėtų stebėti būtent pirmą purkštuką nuo diržo pusės. Antras tenais varžtas purkštuko buvo biškis riegis pagadintas, tai pataisytas riegis ir besuktas varžtas, nes buvo neprisuktas varžtas po purkštuku, ten vienas toks. Nu, lauksiu atsiliepimo iš savininko ir žinosiu, ar gerai padaryti ar ne. Pelis laikosi gerai, tai tik tai, kaip ir minėjau, buvo čia purkštukas neprispaustas, varžtas nebuvo iki galo besuktas, gal tiesiog nebuvo pilnai prispaustas purkštukas ir būtent su pirmoju purkštuku, kad turi pažeidimą, jisai, dar tarpinėlės irgi, šiaip iš išorės jos pakankamai neblogai atrodė, o iš vidinės dalies tai tokio požymio kaip ir pradegimo turėjo, ar perveršto tiesiog. Tai nežinau, ar tikrai dėl to, ar ne. Tai to peliu tiek, o į mašiną įsivarėm dabar kitą mašiną. Dabar turim dar vieną mašinėlę. Tai Volvo V50 iš Suomijos. Tai tokį įdomų garsą skleidžia toj pusėje ratas. Tai su telefonu bandžiau įrašinėti, tai jeigu pavyko garsą, tai prašom pasiklausyti, tikrai toks neįprastas garsas. Tai bandysiu pasikelti, pasukti ratą, pasižiūrėti, kas tenais ne to ir atskleisti, kas per paslaptis. Šiaip planuojama tai mašinai keisti visi ratų diskai ir visos kaladėlės. Tikriausiai dar nebūsi to matę, nes tikrai diskai atrodo pakankamai gerai. Kokį pakankamai gerai? Gerai atrodo. Ir kaladės nedaug suėstos. Tai, žiūrėsim, galbūt sutaupysiu galinių diskų keitimą, jeigu bus kažkokia kita problema. O priekį tai ant 100 važiuojant, stabdant, mušo per vairą. Tai priekį keičiam vis tiek. Tai va, apie ką maždaug kalbu, tai dabar aišku mašinai kitos garsas, bet čia irgi šioks toks garsas girdis. Tai toks visiškai neaišku. Aišku, yra tikimybė, kad užkaitinti diskai buvo ir diskai kreivi. Bet kad jos patikrinti, ar jie lygus, ar kreivi, ar ne, neturiu. Liktai golis nekliba. Tai ratas stovi tvirtai. Tai manau, keisim diskus ir šitus. Rytinės mintis, nusprendžiau nekeisti pusėmis diskų, neperdėlioti, nedaryti savo 2-3 darbo. Tai tiesiog nusirdžiau dabar diską, kaladės ir tą apkabą. Nu ir ką, sukam ratą. Turim garsą.
ta pašalinė nereikalinga, tai greičiausiai golis. Netgi man rodos, matau, kad ratas biški taip vaikšto. Ką jūs darytumėt? Ką jūs būtumėt darę mano vietoje, ar būtumėt, kaip prašė, iš karto diskus pakeiti ir kaladėlės ir važiuojam, oi, viskas tas pats, nieks nepasikeitė. Ar būtumėt bandę žiūrėti giliau, kas negerai, nes šiaip abejonių truputį buvo, kad garsas truputį nepanašus kaip į stabdžius, diskus, dar kažką tokio ir kažkoks keistas, neįprastas man tas garsas buvo, tokio netgi ant golio nesu girdėjęs. Tai imsim golį, žiūrėsim kokios būklės, užsakom kitą ir dedam. Tai po ilgos kovos su golio varžtais baigiu nuimti. Tai apatiniai golio varžtai apačioje atsisuko normaliai, viršutiniai buvo pusė atsisuko, paskui jau nebenorėjo, tai teko biški vargti. Tai dabar ką aš padariau? Šitą su plaktuku kaliau į šoną, kad pasisuktų nuo sriegių. Dabar susiradau varžtą su tokiu pačiu sriegiu, suksiu ir tiesiog atšoks. Tai ir tokia skarda. Tai nežinau, ar skardą gal dėsim ar ne. Golis SKF firmos 2008 metų. Tai dar nebuvo keistas šitai mašinai golis. Ilgai atlaikė. Tai kaip ir sakant, originalas SKF. Tai va, goliukas pakeistas, dabar testavimas, tai jokio garselio nebėra. Tai uždedu kaladės, suportą ir einam prie priekio. Tai dabar kaladę surinkau ir toks nemalonus jausmas. Netgi dar garsiau negu kai pradžioj buvo bandyta. Tai sakau, dabar sėsiu į mašiną, pravažiuosiu ir pažiūrėsiu, kas bus pavažiavus. Nesmagu būtų, jeigu be reikalo pakeičiau, bet atrodo prasivažiavo, jau to garso tokio stipraus nebėra. Kažkiek dar yra. Bet gali būt, kad gal blogai išdilusios kaladės, gal turi prisidirbti, dabar įsitrins ir tada visiškai išnyks tas garsas. Beliko čik, biški per diską. Tai kaip ir dingo visi tie garsai, tai tikiuosi viskas gerai bus. Tai kaip ir minėjau, prieki diskai vizualiai atrodo tikrai neblogai. Kaladžių tikrai yra daug, bet žmogaus pageidavimas yra pakeisti stabdžių diskus ir kaladės, kadangi nuo 100 stabdant muša per vairą. Nu nežinau, dar gal kas nors gali įtakoti, ne tik stabdžiai ir kaladės. Nu, matysim, pakeisim, dings, nedings, tikėkimės dings, pasiteisins žmogaus nuojautą. Tai turim naujus diskus Aldnipo ir kaladės Aldnipo. Šitie diskai buvo Bremo. Tai šie Bremo, nežinau, diskai jie brangesni už Aldnipo, atrodo, jeigu teisingai, Nippon. Tai nežinau, kurie brangesni, tai šalia bus parašytas pavadinimas, kurie brangesni yra. Tai nežinau, aš manau, kad pagal kainos santykį ekonominio lygio, tai jie dar pakankamai pakenčiami turėtų būti, vis kiek girdėjau, ne iš savo patirties žinoma. Ant pardavimo tai dėčiau būtent tokius, o žinau, kad yra būtent pigesni už šituos, tai už Aldnipo pigesnių yra, tai jos nelabai rekomenduoja dėti iš tikrųjų. Tai nežinau, ar čia būtent tie Bremo pigesni ar ne, tai jūs jau žinot. Tai tvarkoj, kitą pusę ir grąžinam savininkui mašiną. Šį kartą truputį kaip ir džiaugiuosi, kad gumelė neapiplyšusi, suportas vaikšto normaliai, susistumė, nes jau truputį pavargau, nes čia porą turėjau, tai reikėjo ir Mersai va čia abu suportus perinkinėt, kartais pavargsti iš tikrųjų, terlionė biški.
Aišku, įpratus viskas normaliai gali dirbti, jeigu vieną tą patį darai. Tai ką aš dar noriu apie tą diską. Tai šitas diskas, vidinė pusė. Vidinė pusė atrodo, neįtin kažkaip iš tikrųjų, tokie su reiveliais pabraižyt, bet išorė atrodo visai neblogai. Tai mes kai matom čia išorę, tai nereiškia, kad vidinė pusė gera. Tai jau ir matėm, man rodos, kai nuėmiau diskelį, tai čia va toks viduj viskas išrūdėjo, iš priekio atrodo, viskas gerai. Tai nepamirškit, jeigu yra galimybė pažiūrėti iš vidaus, kaip atrodo, o ne tik iš išorės. Tai su šitą mašiną tiek, jau ją paleidžiu, galimai prie jos nebegrįšim. Turiu šiokią tokią su Mersu E350 istoriją, benzinas. Tai va šeši variklis. Pakeičiau žvakės ir pasidarė po kelių dienų netgi blogiau. Pas ją yra dujos, tai važiavo. Būdavo, kol persijungdavo dujos iš benzino į dujas, tai būdavo užgesdavo netgi kelis kartus, nes kai važiavau žvakės keisti, tai kokius 3 kartus užgesau ir paskui įsijungiau benziną, su benzinu atvažiavau. Tai pakeičiau žvakės, atrodo viskas gerai. Atrodo gerai, traukė viską ir ant dujų dirbo, viskas gerai. Ir po 2 dienų gavosi taip, kad atsirašė vienas cilindras, pradėjo drebėti. Tai diagnostika pasijungęs, aktyvią klaidą rodo pirmą cilindrą. Bendroje eilėje tai netgi daugiau klaidų išmetė, tik tai 2-3 cilindro misfire neišmetė, neužfiksavo. Tai dabar nežinau, kas kaltas. Apie save kaltę savo nieko neprisiemu. Realiai, manau, bus arba brokota žvakė, arba babina sugedusi. Nes misfire jau ir taip anksčiau turėjo. Tai misfire anksčiau galėjo turėti dėl to, kad žvakės buvo jau senos, arba tiesiog jau babina į pabaigą buvo. Tai dar truputį sujudinau ir visiškai mirė. Tai dabar bandysim gauti geriausią variantą, tai kad būtų brokota žvakė. Antroje eilėje, kad babina, ir ko labiausiai nesinori, tai būtų, kad susidėvėję žiedai arba vožtuvai. Tai tikėkime, kad užteks blogiausiu atveju babiną pakeisti. O ant benzino šiuo momentu jinai va būtent dirba taip. Tai manau, turiu gerų žinių savininkai mašinos, nes sukeitus pirmo cilindro babiną su 4, klaidą persimetė iš 1 į 4. Tai dedu babiną ir jeigu dirba variklis tvarkingai, informuoju savininką ir pradžiuginu iš pat ryto. Buvau išbrokinęs babiną, nes mane apgavo, kaip sakant, dirbtinis intelektas truputį. Mane apgavo, kad cilindrai yra skirtingose pusėse, pasirodo čia liktai 272 variklis skaitosi. Jo, tai rašoma ROSA 272, o pagal kėbulo numerį paskaičiavo, kad jisai yra naujesnio modelio. Tai tenais liktai atvirkščiai yra jau cilindrai, toj 1, o ten 4. Ir kažkaip sugebėjau aš irgi susivelti, tikrindamas per diagnostiką. Galbūt per trumpai buvau atjungęs fiškę, dėl to nepagavo klaidos. Tai pa šitą variklį pasirodo, čia yra 1 cilindras, o šitas yra 4 cilindras. O aš tiesiog išbrokinau gerą tą babiną, padėjau ją į šoną ir palikau blogą. Įdėjau naują ir sakau, man brokota naują babiną davė. Tai gerai, kad daėjo iki galvikės, kad dar kartą pasitikrinti prieš vežant babiną. Tai dabar viskas tvarkoja, susitvarkė mašiną, tai gavosi pigas laikas, pigas remontas, o tiek, kad biškiai ilgiau užgaišau laiko, kol susivokiau, kas negerai. Tai viskas, gatava. Ir ant dujų gerai dirba, ir jokie čekai nebešviečia, nes prieš tai šviesdavo pas ją iš tikrųjų čekas. Tai dabar jokie čeko nešviečia. Tai žmogus buvo įpratęs važiuoti su čeku, tai aš galvoju, kad jau turėtų jo nebebūti. Pas Mersą metą klaidą sklendžių atidarimų. Tai dabar ką mes turim? Turim skylę, dobikę, galim va, čia nežinau, ir
kiaušinį įsikepti kokį tikriausiai važiuojant. Tai dabar kas jame yra? Tai yra jų lyga, tai nulūžusi šį detalę. Tai sulaužyta šį detalę. Ir jisai sprindžiną tokį garsą skleidžia kaip ne kažką. Tai taip neturėtų būti. Tai kaip ir minėjau, sulūžusi būtent šį detalę. Tai nupirkom naują remontinį komplektą. O dabar šitoks. Jisai kai kreivas, va. Tai ten kažkas su sprindžiną negerai. Galimai ten, kai sprindžiną gal pradėjo strikti kažkas tokio ir nulaužė būtent tą plastiką. Tai pakeisiu, sudėsiu ir tikiuosi tos klaidos nebus, nes dar būna elektroninė klaida, dar varikliukas kažkoks, tai, bet nelabai suprantu, kur čia tas varikliukas. Čia viskas per vakuumą vaikšto. Tai sudedam ir tikiuosi, galbūt mašina net misfire nebeturės, nes šiandien šaltų variklių, kai važiavau į garažą, tai išmetė vienos pusės visos eilės misfire išmetė. Tai aš manau, kad būtent dėl sklendžių, kai pašyla, tai pagerėja, su dujom irgi sunkiau važiuoti ant šalto, tai gal reikėtų nuvežti, perprogramuoti truputį, kad dujos įsijungtų, kai variklis šiltesnis. Aišku, dar galėjau tokį vieną sunkų darbą padaryti iš karto, nes meta klaidą būtent šito. Čia kažkoks temperatūros vandens šildytuvo sklendė. Kadangi šiuo metu vietoj parduotuvėje tos detalės nėra, jinai net tiek baisiai kosmosą kainuoja, bet mes į tai stengiamės. Aš čia nenorim išlaidauti, iš tikrųjų, tai būtų daug patogiau dabar pakeisti ir man rodos, ją keičiant gal netgi reikia nuimti įsiurbimo kolektorių, ko pasekoje dabar yra tai padaryta. Tai važiuosim būtent su šildytuvo klaida toliau. Tai nežinau, ar čia labai blogai, nes truputį taupom ir laiko atžvilgiu. Taigi Mersas pagaliau surinktas pilnai, buvo dar keli dalykai padaryti papildomai, tai viskas sutvarkyta, tik neišbandytas pravažiavimas. Tai kadangi buvo rem komplektas į siurbimo kolektoriaus pirktas pigus ir nelabai didelis jų pasirinkimo yra, tai truputį buvo keblumų tvarkant, tai truputį įtrūko, visai nesulūžo, bet įtrūko, nes į tai jau netgi nusiardžiau, nusiėmiau, pasidėjau viską ant rankų, grinai, kad patogiai, vos ne ant stalo. Tai ir vis tiek įtrūkt norėjo. Tai teko paklijuoti, sutvirtinti ir tikiuosi laikys. Aišku, originalą pirkti gaunasi 6, 7 ar 800 eurų, tiksliai nepamenu. Tai jeigu visą pirkti, tai nepigu. Galima taip pigiau susiremontuoti. Tai važiuosiu, prabandysiu, o rytoj ryte pasakysiu, kaip važiavo. Dar pasiklausiu, kai ryte ant šalto važiuos, tai daugiau pasakys man. Pirmą dieną Mersiukas atrodo važiuoja gerai, jokių klaidų nemeta, tai jeigu sekančią savaitę išleis kažkokios problemos, čekų išleidimai, dar kažką, tai manau, kad apsilankysim ir papildysim istoriją, nes realiai nelabai žinau, kas ten dar labiau galėtų būti, nebent kokia babina sunkiau dirbtų. Bet manau, kad viskas bus gerai. Tai dar tokį iššūkį turiu 10 metų kuro filtrą dizelinį ir 2 metų kuro filtrą. Tai labai norėčiau palyginti, bet nežinau, ar užtenka šiai serijai laiko, tai manau, tai nukelsiu į sekančią seriją. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit padėti laiko ir iki kitų kartų.